Ak, ta gera sena gimnazija ir gera sena jos valdžia. Deja šiandien viskas pasikeis, bet keliavo naujas jaunatviškas direktorius – Dovydas Kačinskas. Norėdami pasitirauti apie naująją gimnazijos būtį ir galbūt net jos ateitį, pasikvietėme Dovydą dėl asmeninio interviu. Labadiena. O, sveiki. Norėjome jūs pasirauti dabar, kadangi tapote direktorius. Ką planuojate pakeisti gimnazijai? Tik atvykęs į šią mokyklą ir kai sužinojau, kad aš su direktoriumi, aš turėjau vieną viziją ir tai yra sugrąžinti senasias bausmės mokykloje. Pavyzdžiui, ateina mokytoja į klasę ir mato, rašo mokinys su kairė ranka. Ateini kaip kerti vieną iš liniuotės, kalba nesąmonės, paėmė iš ausies ir nutampai. Arba jeigu dar labiau nori, už dviejų ausų, dar geriau. Kiek aš tau bliocho kartų sakiau nerašyti iš kairės. Dar kartą ir va į steną tų žirnių klūpti, supratai? Supratau. Tęsiant, kas jūsų nuomonė yra svarbiausias dalykas gimnazijoje? Aš įdomiai pasakysiu atvirai. Pati nuostabiausia vieta gimnazijoje tai yra antro aukšto tualetas netoli mūsų mylimos lietuvių mokytojos Asos Norgerienės. Ten gali rasti visko. Nuo puikios muzikos iki veipinančių antrokų. Ko tik tais panorėsi. Net ir mūsų mėgstamiausia fotografijos mokytoja Elmarą Duderį kartais galima ten užtikti. Nu, dabar domai aplankykim tą mūsų mėgstamiausią vietą, bet aš kalbėjau taip ilgai. Paskui mane. Jėzau, tas jaunėlis domai nebefilmuoja. O tai irgi nebefilmuoja. O man yra dar? Yra. Ir galutinai, kai kurie mokytojai planuoja protestuoti. Ką jūs manote apie šitai? Na, kaip sakant, šitai problemai labai lengvas atsakymas. Paėmė į savivaldybę, nueini pinigų, pasiemi su mokytojam ir nebereikia protestuoti. Nu ką, einam pasimti tų pagaliau mums priklausančių pinigų, ne? Taigi, direktoriau, kaip su pinigais? Mano gyvenimas buvo melas. Pinigų nėra, moterų irgi. Visam šitam baigus, Dovydas nusprendė atlikti savo pirmasis pareigas kaip direktorius. Na ką, po pirmos 4 minutės atvykau į pirmą darbą, įteiktus pavaduotojai palinkėjo. Deja, Jonėnaitė nenorėjo pasirodyti.